Tai va, sveiki, mėly žiūrovai. Čia su Dovydu Štaru mes vėl žaidžiame Minecraftą. Šiandien mes esame su technika. Pasidariau deimantinius rūbus, nu tik tai permiegosiu. Auksinius rūbus, pasižiūrėsiu, pagalais, kas šis tom durim, pasižiūrėsiu, kokie, oh my god, kokie yra geri. Tai va, mano daiktai, aš jau čia žaidžiu šitą labai ilgai, bet čia bus pirma dalis, dabar nusprendžiu filmuoti. Tai va, kibiras, tokie dalykai, tas, kur nelabai apsimokama. Čia 1, 4, 7, drakonai ir tokios nesąmonės. Tai va, deimantiniai rūbai, dabar aš juos čia turiu, auksiniai rūbai, atsiprašau, nes visą mėgstu deimantą ir pažiūrėsiu, kuo jie verti. Labai noriu sužinoti, kokie jie verti. Jie duoda mažiau net už ironą! Deimantiniai auksiniai rūbai šūdas. Viskas, dabar aš juos sudeginsiu. Va dabar žmonės pamatysit, kad aš galiu sudeginti auksinius rūbus. Nes jau man tokių nesąmonių. Galvau, kad jie bus kaip deimantiniai. Visi. Ne. Dabar tuoj pasižiūrėsim. Sakysim, rūbą mate. Nesupykau dabar, bliodės, kokie nesąmonių nedarykit. Paėmė, padaro rūbus nesąmoningus. Bliodės. Daugiau viskas, deimantinis nuo šiol darysiuosi. Daugiau viskas, jokių rūbų. Bliodės padarė. O dabar ką man daryti? Kokias rūbus turėt? Galais. Baudinas. Ačiū, mano dalykai, redstone. Tai va dabar paaiškinsiu dar vieną dalyką. Čia yra mano namas, čia yra mano draugo. Va čia vien muzika, kurią jūs gal girdite, kuri mane labai užknisa. Muzika išjungti va šitai va. Labai lengva. Aišku, labai ir sunku kartu. Tai va, aš esu 26 levelio, čia priekalas, čia mūsų namukai. Aišku, jau mes čia žaidžiam, kaip sakau, neseniai. Tikrai netyčinam. Va šitas vaikas tai taip čyčina. Jo dėžėje yra daugiau deimantų negu visus deimantus sudėjus iš viso pasaulio mūsų. Aš turiu omenyje iš viso mūsų tikrojo pasaulio. Tai va, čia matot, kaip iššytina. Aš tai net nepradėjęs ruoštis. Aš tai iš vis net nepradėjęs šytinti. Įrodyt, aš viską savo norais, viską tikrai, bet tas tai iššytinės, aš ten tiek daiktų neturiu. Dar namai, čia durys, kai visada buginasi. Kas čia su tom durim? O, dabar parodysiu vieną dalyką. Čia yra kompiuteris. Ką aš šneku vėl? Nu, nebaisu. Čia Deivido namas. Dar aš dabar padarysiu vieną dalyką. Didžiulį planetos programą. Tai mes O, kokie garsai. Garsai. Lagas dar yra su garsais. Man atrodo, aš išmesiu garsus. Tai sumažinau dabar iškart garsą, nes aš nenoriu tokio garso turėti. Man per baisu. Pagal jisai krypis mane užpultų, tai dabar namus išnešiotų. Tai va. Aišku, įdomu pažiūrėti reikia, ar aš žaidžiu su zombiais. Taip, su zombiais. Tai dar laimė, kad creeperių kol kas neatsirado. Tai mums reikia šitų. Dabar paaiškinsiu, kas tai yra. Paaiškinsiu, kas yra redstone'as. Aišku, man reikia akmens po galais, o kur to akmens gauti, neįsivaizduoju. Jokauju, aš netoks durnas. Jokauju, gal ir durnas. Tai va, akmens šito redstone'o ir visko užteks. Ir keliaujam. O TNT pamiršom. O nesveikas žmogus, nesveikas. Užteks man ir mažiau negu 4. Tai va dabar paaiškinsiu dalykas, ką aš juos darau su jais. Aš čia matot, pastatau, įjungiu tokį daikčiuką. Ir redstone, jeigu aš taip tiesau, tik tais neveiktų, reikia jam dažniau, kad toliau veiktų. Tai va čia tokie šūdai. Jie labai gerai. Parodysiu dar kai ką. Šitą aš neseniai sužinojau. Tai yra durnynas. Jokau, šito gal geriau nerodysiu. Kas čia buginasi? Čia pledės buginasi. Tai va, čia pajungiau. Praeitą kartą sprogdinau čia. Ir šį kartą vėl sprogdinsim. Aišku, tai yra geriausias planas daryti, jeigu tu esi toksai kaip aš. Patarčiau namuose šitą irgi daryti jum. Tai yra labai gerai. Šitas nesąmonės pagalais, kaip aš jau, apie ką aš čia galvoju, nežinau. Va čia vėl darysiu nesąmonės.
Jau atsiprašau už mano nesąmonės, kažkodėl bledės nesvarbios. Mano brolis sako, čia turi būti TNT, aš sakau, tu mane aiškini. Kaip sakoma, jeigu yra blogai kas nors, gyven gerai ir padarysi blogumą. Matot, kaip visada kažkur įkrentu. Šiandien man kokia dienelė, ypač, nes mane durnynas. Pledė šitie nesąmonės. Fan! Kas tai per nesąmonė? Dabar biški užtruks, nes aš savo deimantinį kirstuką pamečiau. Bet šitas ir yra. Pamečiau deimantinį kirstuką, neatsimenu, kur padėjau. Tai, va, pavyko. Dabar užjungsim redstone. Jeigu pavyks po galais, aš nežinau. Ir vėl užsilaginu, aš nekenčiu šitų lagų. Gal daugiau aš nefilmuosiu šitų dalių, jei taip ir toliau. Tai va, pagaliau. Ir čia iškart vieną, aš nežinau, kaip jie vadinasi, va tokį daikčiuką, kuris vėl nesideda. Ir kaip visada bledė. Atsiprašau už vėl žodžius, atsiprašau, kad keikiuosi, bus daugiau dalių, daugiau darysim. Tik man reikia po galais tų TNT. O TNT gaut nelengva, po galais gal veiks. Tikiuosi šitas dabar mano planas, ką aš čia darysiu, pavyks, nes jeigu nepavyks, aš viską supysiu. Atsiprašau vėl už žodžius. Čia yra mano akmens gamykla, o taip ir gaunu akmens susprogdinu ir pasiimu daikčiukus. Gal ir gerai, o gal ir ne. Ne manęs klausti. Aš tingiu kastis, nes aš pamečiau deimantinius kirstukus. O dar su tais zombiais. Jūsų manimu, kodėl žmogus neina po tunelius? Už tai, kad jis bijo. Kai ateitų koksai creeperis ir sprogtų, va pavyzdžiui ir dabar. Aš nekenčiu šito žaidimo. Atsiprašau už nesąmonės. Jūs žinote, mano dalis tas, kur labai blogas vaizdas. Taip, čia tas pats žmogus. Ką, mama? Pala, čia tas pats žmogus, prašau nerėkti vaikas, matė, mano mama šaukė, aš einu į 5. klasę, taip, aš Dovydas Štaras, Švedijoje, taip, bla bla bla. Dabar, kas dar čia man neduoda ramybės? Nu šitų sprogimų po velniais susprogdina pusė mano technikos, kur viskas dingsta. O pusė mano technikos susprogsta. Išvengti to, man reikės statyti pistonų skydą. Šitas dalykas labai nepatinka ir man visiems, nes pusė technikos suskrodina, o tiem pistonam technikos irgi reikia. Kiek aš to airino čia, aš airino iš vis neturiu. Bet dar gerai laimė išknisęs visą aironą pistoną, tai dar biški visko likę. Oh my god, čia 4 išnaudoju, viskas, nuo šiol TNT nenaudoju. Atsiprašau. Tai šitas vertinkit, žiūrėkit, prenumeruokit. Ten į pragarą, gal padurnavosim kada į pragarą, aišku, tik nežinau kada, nes kad keliaut man reikia deimantų daugiau vėl, kaip visada, nes kažkur jie įskrido. Čia labai slagina, o tai ką man dar reikia? Ajo, stumuoklių, aš taigi 20 pasirimsim. Mano brolis sako TNT. Kam dabar aš tą TNT mušiu, jeigu man TNT užtenka gyvenimo pabaigai? Dabar aš tik tai susprogdinsiu. Puing. Ir kažkodėl neveikia. Jau užsilagino. Tai reiškiasi, oi, sprogimas, biški per daug. Biški per daug TNT sudėjom. Biški. Dabar pasižiūrėsim, ką čia gavom. O taip. XP. O kas dabar profas? Pagaliau akmens. Pagaliau šį kartą biški. Matot, kiek TNT visko dabar. Ši visko turiu. Va šitaip ir toliau, tai aišku resursų sunaudoju daugiau negu gyvenimas. Visas... O, pagaliau.
Bet man reikia akmeninio pikekso, o pikeksui reikia medienos, o medienos aš irgi neturiu. Aš turiu, galima sakyti, medžiagų, bet neturiu visokių šūdų. TNT man po galą. Čia nes smaragdas po. Gerai, o kaip man dabar išidingti? Aš žinau, kaip vieta. Eik čia. Dėkis aukštyn. O, radau kelią į viršų. Bet paskui... Dar po galai šitas lagas, čia nieko nematyti. Bet paskui ant kitos serijos mes sprogdinsim giliau, kad nebūtų labai gilu. Gilu? Gal tu išprotėjai? Tai mes krisim, tai mes net mirtumėt mes jeigu. Mes dabar vos nemirėm. Aišku, ir būtų mirę. Net nežinau, ar suveikė šitą nesąmonę. Šito dalyko nedarykit, labai gudrus. Ir dar čia ne. Šie bogalais daugų nesprogdinsim. Bledės, nu aš nežinau. Susprogdino visą pasaulį. Parodyk, kiek mes susprogdinom šitas. Galiu naudoti šitų žmonės. Užknisos tais lagais. Ką? Palauk! Atsiprašau, čia mano brolis biškį. Tai palaukit, aš tik tai laiką nenoriu zombių. Timeset. 0. Atsiprašau, kad moduoju, bet kiek čia mes laiko filmuojam. Tik 11 minučių. Tai va, atsiprašau, kad čytinau, bet aš nenoriu zombių, nes aš nenoriu mirti. Aš per jaunas mirti. Atsiprašau, prašau, nestumdyt, broli. Tai nestumdyt. Bledė, šitos televizijos. Man reikia išmėti šitą pasaulį. Nu, šiol taip žmonės. Čytino, aš neišlipsiu. O! Palauk! Nu, tai va. Tai tiek šitoj daliai. Palauk! Atsiprašau, čia yra nesklandumų. Nu, tai šitoj dalyje ir mūsų užteks viso gero. Susimatysim kitoj dalyje. Čia pirma dalis. Palaukit.